Tomas buvo užsiėmęs stumdymu. Būsiu naudingiausias, būsiu geriausias, puškuosiu, dardėsiu, kol darbų neužbaigsiu. Staiga Tomas sustojo. Jo ugniadėžė suūžė. Pelenai ir žarijos. Tai dyzelis? Jis gabena spygliuočių rastus? Stok, dyzeli! Stok! Dyzelis matė Tomą. Dyzelis girdėjo Tomą. Bet dyzelis nenorėjo sustoti. Jis norėjo nugabenti spygliuočių rastus į gelbėjimo centrą kiek galima greičiau. Tomas sunerimo. Dyzelis per greitai važiuoja. Rastams gali nutikti kas nors blogo. Turi pasivyti dyzelį ir sustabdyti jį. Tomas matė dyzelį priešais save. Jos stūmokliai stuksėjo ir žvankėjo. Jo ugniadėžė ūžė, o katilas kunkuliavo. Stok, dyzelį! Stok! Bet dyzelis nesustojo. Jis riedėjo ir dardėjo vis greičiau ir greičiau. Tomas puškavo kiek įkabindamas. Dyzelis lėkė visai priešais jį. Galiu aplenkti dyzelį toje pervažoje. Dyzelis išgirdo Tomą. Neaplenksi manęs, Tomai! Ir dyzelis nudūmė į priekį prieš pat užsidegant raudonam signalui. Tomui teko sustoti. Jam iš po ratų pažiro žiežirbos. Dabar tikrai nebepagausiu dyzelio. Dyzelis pukšėjo į kalvą. Tomas sekė jam iš paskos. Beveik atvažiavau. Netrukus jie sužinos, kad garvežiai yra lėtapėdžiai. Ne mes. Ir tada nutiko bėda. Bėgiai nebuvo baigti tiesti. Dyzelis pradėjo slysti. Stok, dyzelis, stok! Bet dyzelis nesustojo. Jis riedėjo dar greičiau į kalvos viršų. O paskui žemyn. Žemyn, žemyn link skardžio ir jūros. Dabar dyzelis norėjo sustoti, bet negalėjo. Sunkios platformos traukė jį prie skardžio krašto. Dabar dyzelis nebesišypsojo. Padėkite! Padėkite! Bet niekas negalėjo padėti dyzeliui. Trekšt. Viena platforma atsikabino. Spygliuočių rąstai nugarmėjo žemyn į jūrą. Vaja! Varge! O, gelbėkit! Tada kita platforma su rąstais atsikabino ir pliumtelėjo į vandenį.